Sveiki žiūrovai! Štai ir vėl mes sutinkame naujoje Planeta ant delno dalyje, kur, kaip visada, Vilniaus universiteto profesorius Andrejus Spiridonov papasakos savo įžvalgas apie naujausius paleontologijos mokslo atradimus. Pirmas straipsnį, apie kurį šnekėsime, tai jis bus apie Otodus megalodon, patį didžiausią, žinoma, ryklį, apie jo sandarą ir apie jo kūno proporcijas. Šiaip šitas ryklys, jis yra jau pakankamai senai žinomas ir netgi senoviniai žmonės ten surasdavo jo fosilijų, ten vadindavo jos liežuvio akmenimis, kadangi panašus į paukščio liežuvį, ir ten tik tai vėliau Nikolosas Steno, lygindamas tas fosilijas su dabartinės rykliais, jis aiškina, kad čia yra ryklių dantis ir kad tai yra didžiulių ryklių, senovinių ryklių dantis. Ir vėliau buvo išsiaiškinta, kokiam rykliam tam jie giminingi. Ir ilgą laiką galvota, kad tas Otodus megalodon, arba liaudiškai šnekant megalodonas, tai yra gigantiškas ryklys, apie kurį ten du tokie vaidybiniai filmai su Jasonu Stathamu, tokie cheesy padaryti baivykai, kad jis priklausė tai pačiai genčiai kaip ir didysis baltasis ryklys, kadangi šiek tiek formą priminė ir taipogi tų dantų šonai yra dantytė. Nes ką reiškia karcharodon? Karcharodon tai yra baltojo ryklio genties pavadinimas. Tai reiškia dantytadantis arba dantyti dantis arba pjūkladančiai. Tas pjūkladantis. O kodėl megalodon? Dėl to, kad didelė dantis. Tai yra karcharodon megalodon. Tai taip ilgą laiką buvo žinotas šitas išnykęs gigantiškas ryklys. Vėliau išsiaiškino, kad iš tikrųjų jis nėra tiek jau giminingas baltajam rykliui, nes tiesiog galvota, kad perinant į Pleistoceną, šitas megalodonas jis smulkėjo ir pavirto didžiuoju baltuoju rykliu. Čia taip oksimoroniškai skamba, kad smulkėdamas pavirto didžiuoju baltuoju rykliu, bet iš tikrųjų dabartinis baltasis ryklys yra, jis labai didelis yra, gali užaugti iki 6 metrų ilgio ir sverti iki 2,5 tonos. Tai yra didžiausias plėšrusis dabartinis ryklys, kuris ten visokius ruonius, žinduolius, ten įvairius jūrinius delfinus, ten banginės irgi ten mažesnius gali sumedžioti. Ar galėtume mes jo dydį palyginti su goša galbūt? Jo svoris suaugusio didžiojo baltojo ryklio būtų gal trečdaliu mažesnis nei gošas. Bet jis pakankamai didelis. Tas 2,5 tonos, tai čia kaip Indijos dramblio svoris. Iš tikrųjų, didysis baltas ryklys yra didelis ir jeigu jis ten rimtai užpuola žmogų, tai, o ne šiaip savo pabando paragauti, nes ten dažniausiai, kai žmonės žūsta didžiųjų baltųjų ryklių, kada jis ten, kaip čia pasakęs, neteisingai identifikuoja, tai jam šiaip įdomu būna, jis ten krimstelna, bet kadangi krimstelna padaras, kuris sveria 2 tonas ir jo dantis 5 cm ilgio ir aštrus kaip skustuvo ašmenis, tai dažniausiai žmogus tiesiog nukraujuoja nuo to pabandomojo, kaip sakant, grybštelėjimo. Grybštelna, pataiko į kaulą, pamato, kad čia yra kažkoks tai kaulėtas padaras ir jam neskanu, jam skanus tokie riebūs ruoniai, gerai įmitę, nebent jeigu McDonald's'e ten gerai pasimaitinus metus, būtų didžiajam baltajam rykliui skanu. Bet mes šiek tiek nukrypom nuo temos ir kalbant apie tą megalodoną, jo dantis irgi yra panašus, irgi tokie trikampiniai yra ir taipogi, tačiau jie yra žymiai masyvesni, jie storesni yra ir gal kažkur tai 3-gubai ilgesni. Jeigu tai pasižiūrėti, tai didysis baltasis ryklys kažkur tai turi 5 cm dantis, o megalodonas 15-18 cm, tai yra delno, tokie didžiuliai dantis. Ir iš tų dantų irgi, galima pasakyti, kad tai ir buvo gigantiškas plėšrūnas, tačiau ryklių problema ta, kad jie turi kremzlinį skeletą, nes jie yra kremzlinės žuvys. Ir dažniausiai jokie kiti ten kūno elementai neišlieka išskyrus dantis, o tų dantų yra daug. O kitų kūno elementų yra mažai.
tai kartais vat, suranda jų dantų kompleksus išsisaugojusius, vat, žino, kokiu būdu tie dantis varijavo, nes, pavyzdžiui, dažnai įsivaizduojam, kad rykliai turi visus dantis vienodus, tačiau tie dantis jie yra sistemingai skiriasi savo dydžiu ir forma, ir rykliai iš tikrųjų yra heterodontiniai, jeigu taip pasižiūrėjus. Tai vat, ir tas megalodonas buvo heterodontinis ir apie tai netgi rašė Lietuvos geologijos ir paleontologijos tėvas Juozas Dalinkevičius savo disertacijoje apgintoje 20 amžiaus pradžioje. Aš dabar prisiminiau, kad mes iš tikrųjų turim megalodono dantį ten. Tai žodžiu, jie suranda tokius dantis? Tai va, tokie va, dantukai, čia va, dar jis yra nedidelis. Galbūt ne pačiam megalodonui priklausė, o kitam Otodos genties atstovui. Ir ta gentis egzistavo keliasdešimt milijonų metų ir didžiausias jos atstovas buvo pats paskutinis, tai yra Otodos megalodon. Na ir kaip parodė tyrimai, ten po to išskiria tą megalodoną į atskirą gentį, tai yra Karcharoklės megalodono, po to atgal pridėjo prie anksčiau žinomos didžiadantės danties Otodos. Tai dabar toks kelias yra, kad ten buvo Karcharodon megalodon, po to Karcharoklės megalodon ir dabar jį vadina Otodos megalodon. Na, bet čia yra tas pats gyvūnas, jis ten gyveno 20 milijonų metų iki 2,5 milijonų metų ir išnyko, kada atšalo vandenynai ir jie ten negalėjo judėti tarp atskirų vandenynų, nes ten vienoje vietoje jiems būtų per mažai maisto maitinimuisi. Ir ilgą laiką, galbūt dėl tos asociacijos su Karcharodonu arba su didžioju baltuoju rykliu, megalodono kūno formos buvo rekonstruojamas, kad tarsi didysis baltas ryklys tik tai padidintas ir formos daugmaž panašios yra. Tačiau, kai didėja kūno dydis, fizinės jėgos irgi proporcija fizinių jėgų keičiasi ir jeigu nori gyvūnas išlaikyti tą pačią formą, tai yra, arba tą pačią funkciją reikia keisti formą. Tai va, dažnai, pavyzdžiui, pas didesnius atstovus ilgesni pelekai pasidaro, kūno forma pasikeičia. Ir čia tos analogijos, kai sakant, piešimas, jis tada čia pasiekia savo tam tikrą limitą. Ir dar toks įdomus dalykas, kad mūsų aptariamo tyrimo autoriai, kuris spausdino savo tyrimą atviros prieigos žurnale Paleontologija elektronika, jie iš naujo išnagrinėjo tokią unikalią fosilę, kur surastas megalodono ašinis skeletas, tai reiškia stuburo slanksteliai. Tai yra stuburo slankstelių eilė, jie buvo pakankamai mineralizuoti ir ankstesni aprašymai įrodė, kad jis galėjo būti kažkokia apie 9 metrų ilgio, tačiau detalesnis aprašymas ir spragų užpildymas parodė, kad tikėtina, kad tas egzempliorius buvo 11 metrų ilgio, ten jis buvo nesuaugęs, tai reiškia, ten ta kūno forma pas tą konkretų Belgijos surastą megalodoną buvo pailgesnė. Ir kodėl tas yra svarbu? Todėl, kad tai jiems iš karto davė idėją, kad o kodėlgi mes iš viso naudojam tą didį baltąjį ryklį kaip analogą megalodonai. Nes jeigu išsiaiškinom, kad jis iš vis priklauso kitai genčiai ir pasirodo, kad šitie Otodos gentis, jie atsiskiria nuo didžiųjų baltųjų ryklių protėvių, šeimos, tai yra ne šeimos, o būrio lamniformijų, prieš 100 milijonų metų. Tai yra daugiau laiko praėjo evoliucijos tarp megalodono protėvio ir didžiojo baltojo ryklio protėvio, nei tarkim tarp žmogaus ir kokios nors žiurkės protėvio. Tai yra didesnis evoliucinis atstumas. Ir pasirodo, kad tos dantų formos yra toks epinis evoliucinis supanašėjimas arba konvergencija, nes išsiaiškino, kad pas didįjį baltąjį ryklį, pas jo protėvį ten dantis buvo tokie labiau tipiški kaip pas daugumą kitų ryklių, kurie panašus tokie į adatas, tokias pailgi perveriantis dantis, kurie po truputį keitėsi į vis plokštesnius ir tokius į ašmenius, į trikampinius dantis. Panašiai kaip pas otodontinius ryklius.
kuriems priklauso Otodus megalodon, tai yra visiškai išnykusi šeima. Ir jeigu pasižiūrėtų jų artimiausias Otodusų giminaičius, tai ten pasirodo, kad šitų ryklių giminaičių kūnas yra pailgesnis nei pas laminiforminius ryklius. Laminiforminiai rykliai turi kūną tokį panašų į torpedą savotišką. Į torpedą arba į tūną arba į delfiną. Ar jie dabar gyvena? Kažkokių gal yra dabartinių pavyzdžių, kad maždaug įsivaizduoti žiūrovam? Na, galbūt koks nors ten silkinis ryklys, tokie, įvairūs rykliai iš tikrųjų yra, ten įvairios tų ryklių formos yra ir, tiesiog pailgesni rykliai. Ten, pavyzdžiui, kai didysis baltas ryklys, jis pakankamai aukštą kūną turi, o dauguma, didžioji dalis ryklių jie yra tokie pailgesni, tai labiau gyvatiškos formos. Tai galvojama, kad pagal stuburo slankstelių kiekį, pagal ten to žinomo egzempliorių ilgį, iš tikrųjų galvojama, kad suaugusio megalodono tas įvertis, kad jo kūno ilgis turėtų būti 15-20 metrų, kad jis yra nepakankamas įvertis, kai anglai vadina underestimate, kad tikėtina, kad tas megalodonas galbūt buvo kokiu ketvirtadaliu ar net trečdaliu ilgesnis, ten galbūt kokie 23 metrai, 25 metrai kaip mėlynasis banginis, daugmaž tokį ilgio. Ir kitaip mes turėtume įsivaizduoti, nes dažnai įsivaizduojame tą megalodoną kaip, kaip minėjau, kad tiesiog didelį baltą ryklę. Bet jeigu taip įsivaizduoti, žinant, kad didesni rykliai turi didesnius plaukmenis santykinai, tai yra keičiasi jų forma ir taipogi mes žinome, kad jis turėjo būti pailgesnis, tai mes galime įsivaizduoti, kad ten buvo pakankamai toks pailgas ryklys, kuris turėjo labai plačius plaukmenis, kaip tokius sparnus savotiškus, ir galbūt ir nugarinį plaukmenį irgi aukštesnį turėti tas materija. Jis turėjo atrodyti pakankamai nepanašus į jokį dabartinį ryklį, tiesą sakant. Ar tai toks atradimas, kad šitie senoviniai rykliai buvo jokius dabartinius nepanašus, ar tai gali tada pakeisti ir visas tos tarpuose buvusių rūšių įsivaizdavimą, tarp jo egzistavimo ir tarp tų mūsų dabartinių? Nes taip atrodo, kad kaip jeigu kažkokia iš vidurio ištraukia knygą, tai tada visas bokštas nugriūna ir viskas turi keistis. Dabartiniai rykliai, jie kaip atrodo, taip atrodo, bet aišku ir tarp dabartinių ryklių giminaičių ten buvo turėjo būti įvairiausių formų. Kaip minėjau, tiesiog ryklių kūno formą sunku atstatyti dėl to, kad jie turi labai tokį paleontologiškai arba fosiliškai nepatvarų skeletą ir reikia ypatingų sąlygų, kad tą sužinoti. Ką mes galime pasakyti, kad veikiausiai ir kiti otodontidai, Otodus genties atstovai. Čia, pavyzdžiui, kaip Otodus šubutenzis, ten Pietų Amerikoje ten surastas, irgi veikiausiai buvo pailgesnės kūno formos, neatrodė kaip baltasis ryklys, o kitaip atrodė. Ir šiaip įdomu, ten irgi neseniai ten irgi buvo padaryti ir daugiau jų tyrimų, išsiaiškinant, kad jie buvo ten greiti kruizeriai, tas yra 14 km per valandą kreiserinių greičių, ten galėdavo plaukti tarp vandenynų. Taipogi ten nustatyta, kad jie buvo hiperplėšrūnai, ta prasme, kad jų trofinis lygmuo, kuris gali būti skaičiuotas pagal stabilius izotopus, tai yra anglies ir azoto, kurias irgi galime nustatyti pagal dantyse išlikusią organinę matricą, tas yra su masės spektrometrais nagrinėjant, išsiaiškinant, kad jų trofinis lygis buvo aukštesnis už bet kurios dabartinius viršutinius jūrinius plėšrūnus, tokius kaip didieji baltieji rykliai arba orkos. O ką tas reiškia? Tai reiškia, kad jis ne tik buvo viršutinis plėšrūnas, bet jis medžiojo ir kitus plėšrūnus. Tam, kad izotopiškai sukoncentruot, tu turėt tokį izotopinį santykį, tai reiškia, tu turi valgyti jau koncentratorius, tai yra koncentruot koncentratorius. Tai reiškia, kai tu kitus plėšrūnus turėjai medžioti. Ten, pavyzdžiui, irgi yra žinoma, kad Neogeno pabaigoje buvo tokie plėšrūs kašalotai, pavyzdžiui, ten zigofiziter, kaip dabartiniai kašalotai, jie yra malakofagai, tai reiškia, kad jie minta šitais galvakojais moliuskais. Malakofagai reiškia moliuskaėdžiai. Tuo tarpu Neogene egzistavo dar atskira tokia evoliucinė radiacija, kur buvo plėšrūs kašalotai, kaip orkų analogai, kašalotai orkų analogai. Pas didžiausias iš jų buvo Leviatanas, tai yra
pagal biblinį monstrą Leviataną. Tai yra kažkur 15 metrų ilgio. Ir kas įdomu, kad suradavo šitą gigantiškų plėšrių kašalotų dantę ir ant to danties paviršiaus buvo surasti megalodono dantų įbrėžimai. Tai reiškia, kad jis įkando tam plėšriam banginiui į veidą ir subraižė jo dantis. Ir tie dantis nukrito į jūros dugną ir mes juos suradom. Tai megalodonas buvo toks aukščiausias plėšrūnas neogeno periodo vandenynuose. Dantis randa, nes visa kita nelabai išsilaiko. Ar turi jisai kažkokius žvynukus, ar jie irgi tokie labiau Šiaip tai įdomus toks klausimas apie tos žvynus. Iš tikrųjų yra surasti jo žvynai ir tie žvynai jie yra pakankamai maži, tas met yra nors ten pats ryklys buvo didelio banginio dydžio, tačiau jo žvynukai nebuvo proporcingai dideli, tarsi atrodė didelis ryklys turi turėti gigantiškus žvynus, ne, tiesiog jo žvynai buvo kaip įprastinių ryklių žvynai, ten gal poros milimetrų skersmens, bet jie yra surandami. Taip. Ir pagal tos žvynus irgi daug ką galim pasakyti, kadangi žvynai jie turi tokią specifinę formą ir jie yra reikalingi, kaip čia pasakius, tai yra efektyvinant judėjimą, tai yra ryklio judėjimą. Tai yra ryklio oda yra šiurkšti, tai yra tie dantis, tai yra žvynai yra iš principo kaip odos dantis, tai yra sudaryti iš dentino, tai yra plakoidiniai žvynai ir jų formą padaro taip, kad susidaro įvairius ten sukūriai arba ten eina srovės tam tikrų kampų ir tarsi gaunasi tokie kaip vandens pagalvė ir tam rykliui žymiai lengviau slysti vandeniu ir, pavyzdžiui, netgi biomimetiniai įvairūs kostiumai, hidrokostiumai yra daromi, kad žmonės, pavyzdžiui, greičiau plaukti galėtų. Tai irgi pagal ryklių tavo dizainą padarome. Tai yra tarsi sukuria turbulenciją, bet kontraintuityviai tą turbulenciją sumažina, mikroturbulenciją sumažina makroturbulenciją, tai yra mažiau tempia paskui savęs vandenį tas plaukiantis individas, kaip ir tas megalodonas. Tai kaip pelėdos ore skraido tokias visos pūkuotas, tai rykliai po vandeniu. Na taip, tik tai ten vietoj pūkų, ten galima sakyti žvynai dantis, tai yra šiurkštus žvynai, kurie padaro plaukimą labai slidžiu. Ir jie irgi keičiasi, kaip ir tikri dantys pasidarė? Taip, nuolatos keičiasi tie dantukai, odontodai, jie vadinasi dar odontodais. Na, taigi šitas tyrimas, ką jis parodė, kad mes turime irgi kritiškai žiūrėti tas rekonstrukcijas ir jeigu gyvūnas yra labai stipriai išeinantis už dabartinių gyvūnų dydžių ir sandaros ribų, mes turime labai įdėmiai ir labai tiksliai žiūrėti jo sandarą rekonstruojant ir ieškoti geriausių analogų, ieškoti priklausomybę kūno dydžio tai yra formos nuo kūno dydžio, nes kai gyvūnas pakeičia savo dydį, pasikeičia ir fizinių jėgų balansas, kuris veikia tą patį kūną. Ir ką mes pamatėme, kad didžiausias žinomas visų laikų ryklys veikiausiai buvo dar labiau egzotiškas nei manyta prieš tai. Antra mūsų nagrinėjama tema tai yra neseniai išėjęs straipsnis Nature žurnale apie didžiausią visų laikų primatą ir didžiausią visų laikų žmogbeždžionės. Tai yra Gigantopithecus blakį išnykimą. Tai yra Gigantopithecus, tai yra Azijoje gyvenusi, tai yra pietryčių Azijoje gyvenusi gigantiška žmogbeždžionė. Na, jis visų pirma susidėtina didelį kiekį duomenų, tai yra datavimų, taipogi labai detaliai ištirta labai daug Gigantopithekų dantų ir taipogi jų visa chronologija, jų absoliutus kiekis ir taipogi jų pažeidimo arba mikroįbrėžimo analizė, kuri irgi parodo ekologiją. Ir dar plus kad kontekstiniai duomenys įvairūs surinkti apie aplinkos pokyčius. Tai ten vienu metu ir chronologija, ir aplinkos pokyčiai, ir pokyčiai elgesyje šito Gigantopithekų yra sužinoti ir jų taipogi gausume ir galutinėme išnykime. Nes išsiaiškinti išnykimą, dėl ko išnyko konkreti rūšis, yra toks labai sudėtingas dalykas. Tai dažniausiai, kaip ten, pavyzdžiui, mokslininkas sužino, kad čia kažkas tai įvyko, jeigu ten daug vienu metu išnyksta, tai tada galima kažkokį didelį veiksnį, bet rūšis jos ir atsiranda ir išnyksta nuolatos. Ir ne visas rūšis išnyksta masinio išmirimo metu.
Ir čia tai yra toks pavyzdys, kaip toks detektyvinis labai detalus darbas konkretų išmirimą jau išsiaiškina, galvoja, kad išsiaiškina, bent jau priartino mus prie tos tiesos, kokie veiksniai vis dėlto ten didžiausią primatą istorijoje privedė prie išmirimo. Viso jos skeleto niekas nežino, tačiau turi ten atskirus fragmentus, tai yra ten žandikaulių gabalus ir daugybę dantų, ilčių. Ir visų pirma, jį buvo atpažinta Honkonge, kai mokslininkas, paleontologas atėjo į vaistinę ir ten toj vaistiniai, tradiciniai kinų vaistiniai pardavinėjo įvairius akmenis, uolienas, kaulus ir pardavinėjo tokias didžiulės iltis, kurios buvo pardavinėjęs kaip drakono dantis. Nes kinai visus kaulus, kur ten iškasa, daugiausia tai yra kvartero arba neogenų žinduolių, jie vadina drakono dantimis arba drakono kaulais. Ir jos ten, ką ten daro, ten jos ten sumala, ten spiritais užverda ir ten padeda nuo visų lygų. Tai tokį nusipirko, po to pamatė pagal sandorą, kad čia yra primatas ir aprašė ir atpažino mokslininkai ten, kad tai yra gigantiška žmogbeždžionė ir šitą pavadino Gigantopithecus. Tai reiškia pitekos, tai čia reiškia beždžionė arba žmogbeždžionė, angliškai ape. Tai yra gigantas, tai yra milžiniškas ir pitekos milžiniška beždžionė. Ir ilgą laiką ten irgi nebuvo aišku, kam jie gimininga, kada egzistavo ten konkrečiai ir kada ypač jį išnyko. Ir dėl to irgi buvo daug diskusijų ir kam jie gimininga, nes kokie analogą dabartinį geriausia naudoti jos sandarą atskiriant. Tai gal kažkur prieš 20 metų išsiaiškino, kad pagal žandikaulių ir dantų sandarą šita gigantiška žmogbeždžionė yra giminingiausia orangutanams, nors pagal viską ji turėjo būti pagal savo gyvenimo būdą panašesnė į gorilą, tai yra vaikščioti žeme. Kodėl? Nes jos kaukolė vos net dvigubai turėjo būti didesnė nei gorilos, o gorilos gali užaugti iki 200 kg patinas. Tai įsivaizduokite pusės tonos primatas, gigantiškas absoliučiai, ten jokiais medžiais nepalaipęs, iškart ten pusę medžio nulūš, jeigu ten tokie šokinėt pradės. Tai ji turėjo būti žeme vaikščianti ir toliau ten tyrimus įvairius padarė, ko įmito ten, kad ten ir lapais, ir vaisiais įvairiais mito, ir vėliau dar taipogi padarė paleoproteominius tyrimus, tai reiškia ištyrinėjo baltymus įsisaugojusius dantų matricoje ir sulygino su įvairiomis žmogbeždžionėmis. Ir tie tyrimai patvirtino osteologinės hipotezės, kad jie iš tikrųjų yra giminingi orangutanams. Tai reiškia, Gigantopithecus tai iš principo yra ant žemės nusileidęs gigantiškas orangutanas, taip galima sakyti. Bet ar jis iš tikrųjų buvo panašus į orangutaną? Tai yra atviras klausimas, nes kartais būna labai giminingi primatai, bet pakankamai skiriasi. Čia kaip pavyzdys yra šimpanzės ir žmonės. Mes esame nepaprastai giminingi, bet tikriausiai mažai kas supainės, kur gatvėje eina šimpanzė, o kur eina homo genties atstovas. Mus skiria 6 milijonai metų, o Gigantopiteco ir orangutano veikiausiai dar daugiau milijonų metų. Tai pakankamai divergavosi tokia atšaka. Na ir tos fosilijos yra žinomos nuo ankstyvojo kvartero, tai reiškia nuo 2,5 milijonų metų. Ir kada jis tiksliai išmirė, būtent ir nebuvo žinoma ir kokios aplinkybės prie to privedė. Tai ką padarė mokslininkai, jie padarė ultra detalų pietų Kinijos regiono šito primatų ir kitos teriofaunos arba žinduolių faunos kvartero periodo tyrimą. Ir jie ištyrinėjo daugiau nei 20 urvų ir tose urvuose jie irgi ten skirtingus horizontus datavo, ten įvairiais metodais, ten ir urano metodais, ir ten optiškai stimuliuota luminescencija, ten įvairiausias metodus pritaikė ir sudarė tokią kompozitinę chronologiją,
kas vyko, kokie aplinkos pokyčiai vyko ir kaip keitėsi gausumas šitą gigantopiteko, nes ten daugelį tų urvų surado gigantopiteko dantų ir po to suradė tos dantis, ką jie padarydavo, jie ištirdavo jų paviršius ir pasižiūrėdavo, kokie yra ten mikroįbrėžimai, nes mikroįbrėžimai jie parodo, kokio tipo maistą valgo tas žinduolis ir taipogi jų sudėtingumo, orientacija ir panašiai, ir tas parodo irgi kokia maisto įvairovė, koks maisto tvirtumas ir panašiai. Ir taipogi žiūrėk, kaip kita fauna ten keitėsi. Šalia ten tų gigantopiteko, taipogi ten ir pandų įvairių, ten ir dabartinių pandų atstovų ir šiuolaikinių pandų protėvių yra surasta, ir taipogi ten dar kelios dramblių rūšys irgi yra surastas, ir raganosiai įvairūs, ten visa pilnas komplektas tos megafaunos gyveno. Tai pietryčių Kinijoje. Ir jis aiškino, kad kažkur tas išmirimas įvyko apie 300 000 metų. Ir čia yra pirmasis toks stratigrafiškai ir radiometriškai užfiksuotas gigantopiteko išmirimo chronologijos tyrimas. Ir jis aiškino, su kuo tas susiję, ogi galvojame su to, kad tuo metu prasidėjo labai stiprus sezoniškumas. Pietryčių Azijoje kažkas tai pasikeitė Žemės sistemoje, tai yra vis atšiauresnis tas klimatas darėsi. Ir kas pasidarydavo, tasme vietoj visžalių miškų, kur yra ištisinė miškų danga ir visat galima surasti vaisių, pasidarė tokie savotiškai kaip savanos, retmiškiai ir panašiai. Ir kas yra įdomu, kad, pavyzdžiui, šiuolaikinis orangutanas skaitosi pakankamai tokių specializuotų primatų, kadangi jis ten lapus valgo, ten priklauso nuo medžių, nuo miškų pakankamai tankių, bet jis išgyveno. O gigantopitekas išnyko, tai reiškia, kad tas gigantopitekas veikiausiai buvo dar labiau specializuotas taksonas. Ir kas įdomu, kad jo išmirimas niekam nesusijęs su kitų hominidų atvykimu, nes ten jau tuo metu, kai gyveno tas gigantopitekas, jau kokį gerą milijoną metų, gal net daugiau, tose pačiose teritorijose gyveno homo, tas met yra žmonės. Ne mūsų rūšies, o kitų rūšių, ten homo erectus, galbūt kokie ten homo heidelbergensis arba kitos žmonių rūšės homo longi, tai yra žmogus drakonas, apie kurį mes ten seniau mokslos riboje išnekėjome. Ir kad įdomu, kad tų žmonių buvimas ar nebuvimas neturėjo reikšmės, o turėjo reikšmės būtent tas toks staigus aplinkos pokytis, visai kita žymiai tokia atšiauresnė sezoninį klimatą. O žmonėm kaip tik tas pasikeitimas tapo geresnis, žmonių padaugėjo. Kodėl? Dėl to, kad žmonės iš principo yra atsiradę kaip savaninė žmogbeždžionių rūšis. Ir mums toks galbūt atviresnis landšaftas netgi geriau nei toks visiškai miškingas landšaftas. Ar jų tas išmirimas vyko po truputį palengva, ar taip tiesiog nušlavė ir viskas? Mokslininkai surado ten pačios vėlyviausiose sluoksniuose, ten gal 280 000 kažkas tokia metų dantis, ir juose pamatė, kad pasikeitė sistemingai mikroįbrėžimai. Jeigu anksčiau ten matėsi pagal dantis, kad jie valgydavo pagrindę vaisius, tai vėliau matėsi, kad jie vien valgydavo tokį maistą, kuris, kaip čia pasakys, atsarginį maistą, tai yra tokį antrarūšį maistą, tai yra ten įvairias žoles arba lapus, tai yra mažesnio kokybiškumo. Tai reiškia, kad jie jau tos populiacijos, kada įvyko tas perėjimas ir įvyko jų ekosistemų kolapsas, jie pastoviai misdavo prastesnės kokybės maistų ir tikėtina, kad jų ir tas kiekis sumažėjo, nes ten ir fosilijų sumažėjo. Ir taipogi tose fosilijose matėsi, kad mito prastesnių, ten daugiau skaidulų turinčių maistų. Ir tikėtina, kad tas klimato pasikeitimas, kokiu būdu jis ten juos sunaikino, tai tiesiog padarė jų populiaciją žymiai mažesnę, labai stipriai ją išretino ir po to galėjo kažkoks tai
vienas iš daugelio atsitiktinių veiksnių, gal ten koks nors ugnikalnio įsiveržimas, ten pribaigti iki galo, gal kažkokia tai pandemija ten išplito ir išretino taip, kad galutinai po to mažytės populiacijos nesugebėjo atsistatyti. O tas galutinis veiksnys, tai čia vis dėlto buvo klimatas ir toks ilgalaikis stresas, kuris sukėlė labai mažas jų populiacijas ir nepakankamą maitinimas. Tai yra antrarūšių maistų turėjo maitintis ir nepakankamai resursus rasdavo. Kodėl taip yra? Dėl to, kad jeigu, pavyzdžiui, yra musoninis klimatas, ką tas duoda, tai reiškia, kad ten pusę metų pas jis būna visiška sausra, jokių ten vaisių nebūna, o po to užeina lietus ir ten tada būna daug vaisių. Bet jeigu nėra pastovaus tokio srauto, tai tau reikia pusę metų kažką tai kitą veikti, o ten tas augalėdės žmogbeždžionės, jos daug kalorijų iš tikrųjų suvartoja ir jos protingos, tas met yra daug smegenų ir tam smegenimui irgi reikia daug kalorijų, tas met keliasdešimt procentų nuo viso kūno energinės apyvartos. Kai mokslininkai randa tuos mikroįbrėžimus ant jų dantukų, kaip jie atskiria, kad tai yra būtent tie įbrėžimai, kur jisai kažkada valgė su jais, nesgi per šitiek amžių, šimtmečių, milijonų, kiek čia tų metų, taigi jie ir vis tiek dėvisi dyla tos fosilijos. Tai yra, kaip jie atskiria nuo tafonominių, galima sakyti, artefaktų, jeigu moksliškai šnekant, tai visų pirma, ten galima pamatyti, kur čia yra įbrėžimai, kurie, po mirties įbrėžimai, jie, aišku, kitaip atrodė, nes jie tiesiog trintųsi mineralinę medžiagą, tai reiškia, ten vilktų tą dantį ir trintųsi jis su kažkokiais stambiais kvarco grūdeliais. Ir antra, jeigu taip vyktų, tai dažniausiai tie dantis jie iš viso yra sunaikinami. Bet kadangi tas įsisaugomis jis vyko urvuose, tai tikėtina, kad tas transportas jis buvo pakankamai trumpas. Nes, kaip čia pasakys, urvas, kas yra tas urvas, tai yra ertmė žemė, kuris susidarėsi dažniausiai vykstant karstiniam procesui, nes Pietų Kinijoje tai yra ten klintis įvairios atsidengia ir jos tirpsta veikiant meteorinę arba lietaus vandenį ir ten visokios ertmės susidaro. Ir tiesiog gyvūnai, kurie miršta čia pat, kaip sakant, ir įkrenta jų tie skeletai ir jie yra labai mažai transportuojami. Tai tas vienas iš metodų ir taipogi dar plus patirtis, specialistų dar plus patirtis, žino pagal dabartinius analogus, pavyzdžiui, žino, kad turi tokias beždžionės, po to ta beždžionė numiršta, ten paima jos dantis ir žiūri, kaip atrodo tie mikroįbrėžimai, žinant, kad šita beždžionė valgė tokį ir tokį maistą, arba, pavyzdžiui, to maisto kietumas toks ir toks. Tai yra patirtis ir taipogi daug dabartinių analogų yra ne tik tai beždžionėms ir visiems kitiems, faktiškai visiems kitiems gyvūnus, kurie turi dantis, yra daromi tokie tyrimai mikroįbrėžimo. Tai yra angliškai vadinasi microwear, tai yra mikrosusidėvėjimas. Bet geriau šitą neguglinkit, nes angliškai wear tai yra drabužiai, tai yra mikrodrabužiai. Ten galite įsivaizduoti, ką ten priguglinsit. Tai reiškia, jeigu aš dabar dantis plaunu ar ne su šepetėliu ir su soda, tai po to rastų koks nors mokslininkas mano dantį ir sakytų, o čia jau nenatūralu. Na, su tais šepetėliais, tai jie yra ten pakankamai minkšti, o ta soda tai yra natrio hidrokarbonatas, kiek aš prisimenu, jis yra pakankamai minkštas, jis minkštesnis už hidroksiapatitą, iš kurios sudaryti dantis. Gal 1000 kartų, tai ten su soda ten jų nelabai pabraižysi, bet jeigu, pavyzdžiui, kokius ten riešutus, ten skaldote, ten kokius nors gal ten mikronuskilimai gali būti visokie, arba, pavyzdžiui, jeigu ten paimate, ten ne duoną valgote, o grūdus tiesiog, tarp kurių gali būti dulkių kvarcinio, kurias irgi gali subraižyti, tai pamatys, kad jūs, pavyzdžiui, tiesiog paimdavote savo grūdų ir po to ten pusę dienos žiaumodavote tos grūdus. Gerai. Reiškia, kol smėlio nevalgom, viskas gerai. O dabar man kitas toks klausimas, toks labai buitiškas kyla. Šiaip tai,
Azijai, Kinijai, tai žmonės jie kaip tik tokie pakankamai smulkaus sudėjimo yra, ar ne? O čia didžiausias visų laikų primatas kaip tik tenai gyveno. Na, žmonės yra žmonės, o čia jau yra kita rūšis. Ir ten tiesiog susiklostė tokios sąlygos, kad ten turėjo būti pakankamai produktyvius ekosistemas. Ir šiaip jau Pietryčių Azija, vėlyvajame pleistocene, tai veikiausiai buvo viena iš tokių apskaitai produktyviausių pasaulyje ekosistemų. Iš ko tam mes galim pasakyti? Ogi iš to, kad, na, visų pirma, dažniausiai tai tos salos, tas didžioji dalis Indonezijos, tai jos nebūdavo salos. Didžiąją laiko dalį jos buvo Azijos dalis, kadangi jūros lygis būdavo žemesnis, kadangi didžiąją dalį pleistoceno užėmė apledėjimo laikotarpį, o ne kaip dabar tarp ledynmetis, kada jūros lygis keliasdešimt metrų aukštesnis nei apledėjimo metu. Ir kas tada gaunasi, tada yra didelis vientisas plotas, arti tropikų, klimatas yra šaltesnis, tai reiškia, ten padengta ne ištisiniais miškais, o kažkas panašaus į savaną. Ir savanose ir tokiuose retmiškiuose tada yra didžiausias produktyvumas, ypač tropinėse platumose. Gyvūnai tropikuose patampa maži, kada yra tokie visiškai džiunglių tipo miškai, kur ten labai aukšti medžiai, ten kokie 50-60 metrų, laja visiškai uždara ir iki žemės ten jokio maisto nedaeina, viskas suvartojama lajoje, tai yra viršutinėse ardose. Tai dideliems gyvūnams čia toks miškas yra prastas, bet jeigu, pavyzdžiui, ten yra kažkoks tai toks sezoniškumas, galbūt dalinai ir galbūt ne visiškai tokie lietingi miškai, o jeigu klimatas yra sausesnis dėl to tos ledynmečių būsenos, tai tada tie miškai neturi tokios uždaros lajos ir ten yra ir žolių ir panašiai ir tada tie mažesni kokie nors primatai ne visus vaisius nuskabo, kadangi jie negali taip ištisai lakstyti nuo vieno medžio iki kito, jie turi per žemę praeiti, o jeigu per žemę eina primatas mažas, tai jį tada iškart suvalgyti gali kažkoks tai ten katinas ar kažkas tokio. Tai tada, jeigu tu nusileidi ant žemės, jūs pasižiūrėkite, visi ant žemės vaikščiantis primatai yra pakankamai dideli, netgi tos pačios makakos. Makakos, pavianai, nekalbant apie tas visas žmogbežinės, tai yra šimpanzės, ten kokias 30 kg, bonobai 20 žmogus, ten vidutiniškai 60, gorilos 200 kg, tai yra pačios didžiausias beždžionės. Ir taip, tai yra tropikai, didelis produktyvumas ir į tai, kad ten didelis produktyvumas buvo, nurodo ir kiti gyvūnai. Na čia kaip, pavyzdžiui, dabartinės rūšies atstovai, netgi kai kurie buvo ten didesni, na kaip pavyzdys yra Ngandongo tigras, tai vadinamas. Tai yra Ngandongo vietovė, ten surasti šiuolaikinių tigrų žandikauliai ir pagal savo išmatavimuose žymiai didesni nei, pavyzdžiui, Amūro tigro. Tai galvojama, kad jų ten svoris tų tigrų buvo 450-500 kg, tai yra baltojo lokio dydžio ir tikėtina, kad jie ten raganosius medžiodavo tie tigrai, arba ten buivulus kokius, arba dramblius. Tie patys drambliai stegodonai, ten įvairūs, jie irgi buvo žymiai didesnė. Ir ten netgi pati didžiausia dramblių rūšis irgi gyveno tame Sundalande ir jis svėrė 20 netgi tonų. Dabartinės afrikinis dramblys 5 tonas, tai ten 4 kartus didesnis. Na, faktiškai diplodoko dydžio drambliai vaikščia vėlyvajame pleistocene šitam Sundalande, tas absoliutus gigantai. Tai čia ne tik tai tas giganto pitekas, bet ten vėlyvajame pleistocene ten viskas buvo ten plus 2-3 kartus didesni padarai. Gigantiškas pasaulis. O kartais kaip spekuliuoja, kad mes turim kažkiek tai ten neandertaliečių genų savy, dar kažko. Ar gali būti, kad galbūt turim ir tų kitų savo giminaičių? Na, ten jau atsiskirimas mūsų nuo orangutanų, ten įvyko pakankamai senai, prieš 14 milijonų metų, na, mes pakankamai divergavę esam, tai ten mažai tikėtina, kad kažkas tai būtų sugalvojęs poruoti su tais gigantopitekais.
Na, dar turėkite omeny, kad tas gigantopitekas būtų ne šiaip biškį didesnis, jeigu atsistotų ant 2 kojų, jis būtų 3 metrų ūgio. Įsivaizduokite, 3 metrų ūgio, kaip čia pasakys, pusės tonos svorio, gigantiška tokia bežionė. Faktiškai beveik 10 kartų masyvesnė už žmogų. Tada tokią beždžionę su Goša galima palyginti? Goša būtų kažkur tai, na, kokis nuo 8 iki gal 10 kartų masyvesnis vis tiek. Mamutas yra mamutas. Ačiū žiūrovams, kurie buvo šį pusvalandį kartu su mumis. Primenu, kad šiandien su mumis kalbėjosi Vilniaus universiteto profesorius Andrejus Spiridonov. Na, o tie, kas norėtų pasidomėti ir pasvajoti, kaipgi atrodė tas pasaulis, kuriame gyvena ne tik gigantiški mūsų žmonių protėviai, bet taip pat ir gigantiški paukščiai, gigantiški dinozaurai ir kitos būtybės, tai gali susirasti ankstesnius Planeta ant delno įrašus tiek ir mūsų YouTube paskyroje, tiek ir įvairiose podcastų klausymosi platformose. Na, o tie, kas norėtų paklausyti ne ankstesnius įrašus, bet kaip tik patys pirmieji išgirsti tuos, kurios dar bus, tai primenu, kad visada galite tapti mūsų Patreon rėmėjais ir visas naujienas išgirsite patys pirmieji. Ačiū Jums.